Kol vieni miestai įžiebė po vieną eglę, Kaišiadoryse nutarė įžiebti daug eglučių. Įvairios bendruomenės ir organizacijos statė savo eglutes Kaišiadorių parke. Nu, neminėsiu kokio vardo čia parkas, netoli gimnazijos. ...66 eglutė, kažkokia tai grupė, kompensa. Čia ir kalėdų senis atvykęs su kažkokiu gaisrininku. Čia ko gero gelbėtojų eglutė. Einam toliau. ...68. Sraigių ūkis. Čia ko gero sveikata. VSB. Palominės kultūros centras kviečia į kultūrą. Čia su mezginiais kažkokiais. Mezginių eglutė. Na, Kruonio kultūros centras, tai čia lizdą ant eglutės užkorė. Ar kokį ten velnę, nežinau. Sunku suprast naktį. Čia akvariumas turbūt su žuvim. Čia arba kelininkai, arba policininkai. Na va, ir sausainiai. Geosomos originali. Na jie riboženklius nekilnojamam turtui atžymi, sklypų ribas, tai pasinaudojo tarnybinė padėtim. Dar viena alėja. Čia originali labai eglutė, paukščiukais įvairiais. Oi, kokia. Čia Žiežmarių kultūros centro originali eglutė. Na va, autosparnai, servisas ir autodalių parduotuvė. Kągi, gal kam nors tiks ratlankiai? Tai ratlankių diskai. Čia jau galvau kažkokie statybininkai namų pristatė ant eglutės, bet pasirodo čia Žaslių mokyklos. Socialinių paslaugų centras nukabinėjo eglutę įvairiais palinkėjimais, dovanėlėm, kojinaitėm. Turbūt didžiausia eglutė. Čia taip pat originali. Paskaitykim, kasgi čia. Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centras. Dar vienoje alėjoje matom.
O, čia jau ne viena eglutė, kelios. Iš tos pačios. Vaclovo Girgždo progimnazijos eglučių grupelė. 4. Čia 3 liūdinčios. Labai jau kuklios. Gražios. Yra ir veikiančių, virgančių girliandų. O, čia jau kažkoks gelbėtojas, įtariu. Su mėlyna nosim. Čia labai originali. Labai originali. Iš koinčio padaryta. Ir užgesa. Čia kažkokie tai lentelių gamintojai. Pasižiūrėsim, kasgi čia tas lentelės pagamino. Kerševičiaus individuali įmonė. O, Žiežmariai. Medienos įmonė. Įtarimai pasitvirtina. Dar viena alėja. Kažkoks žaltys raitosi. Na, o čia Rumšiškių lopšelis darželis. Visus žaislus, ko gero, atvežė. Sakiau, kad kažkoks tai slibinas ar gyvatė. Va, eglutė net ir su siuvimo mašina. Čia Faustinos dirbtuvės. Tai parašyta. Kieno šitą eglę su rogėm? Ginteikiškių kaimo. Ginteikiškių kaimo. Tai kad sniego dar nėra. Ir būgnas čia turbūt galima pabaladot. Ar ne? Čia Kaišiadorių vandenys. Sakė, kad čia lašelis. Taip pat su rogėm atvyko. Kažkur sniegas dingo. O, dar viena eglutė dar tik veža. Čia pagal seną tradiciją turbūt 23 gruodžio atveš ir papuoš. Nors jau beveik papuošta, tai čia tik vaikai pastatys ir apdėlios vata, kaip senovėje. O kieno čia toks išmislas? Kaišiadorių paslaugos. Nu va, tai ir paslaugas teikia. Ar gražios eglutės? Patinka? Nu, tai šaunu. Dar viena originali. Čia Dinapolis, matomai, pusiau metalinė. Dar viena alėja, visai šalia gimnazijos, kuriai 100 metų. Čia visas komplektas su elniuku. Dar viena originali su kilometražu. Čia ko gero bėgimo klubas. Bėga ir užrašė, kiek kilometrų ar metrų prabėgo šiemet. Vėl elniukas traukia rogės per žolytę. Santa Stop. Čia netgi ir turbūt anglas atvykęs, nes čia parašyta laiškai Santai, kažkokiai Santai. Kas ta Santa? Santa.
Nu, būdavo Santa Klausas, dabar jau Santa beliko. Tinkėjo rašyti. Žaslių krašto jaunimo bendruomenė. Čia ko gero reanimacijos eglutė. Klinika, poliklinika. Čia kalėdų senį galės gaivinti ir lašinę statyti, ar ne? Sveikatos visas centras. Och, šitaip. Dar viena grupelė eglučių. Kas ten parašyta? Kokia čia eglutė, kieno? Nesimato? Turizmo centras? Ai, turistai. O turistai kokią didelę pastatė. Labai šviesi. Nežinau, kaip kamera užfiksuos. Gal pavyks. Čia ir gyvų eksponatų yra. Čia jūs prie tos eglutės pritvirtinti? Ne. Čia tik YouTube, daugiau nieko. Gyvi eksponatai pabėgo. Dar viena originali. Sutaupė ant eglutės dydžio. Užkėlė beveik aukščiausią gausi, o čia labai gražiai kalėdiniai eglutiniai žaisliukai. Ir kas čia tokie sugalvoja taip? Suaugusiųjų mokykla. Nu tai gudrus. Nu ir dabar galima link apžiūrėti čia. Labai gražus eksponatai, gražios eglutės, gražus eglučių miškas.